Prašau, Stanislavas Buškevičius. Gerbiami tarybos nariai, aš pritarčiau Gintarės Skaistės pasiūlymui. Iš tikrųjų reikėtų krepšinio aikštelės, kurios yra apleistos, suremontuoti. Ir taip pat Vytautas Vasilenko yra teisus, kad reikėtų atsižvelgti ir į kitas sporto šakas. Ir aš tikrai pritarčiau, kad gimnastikos įrengimai, kurie yra dar nuo sovietmečio likę mūsų bendrojo lavinimo mokyklų prieigose, stadionuose, vienur yra geriau prižiūrimi, kitur tiesiog baisu ant to skersinio kartis, nes gali ir susilaužyti stuburą. Tai iš tikrųjų reikėtų ir tai atnaujinti ir domėtis kitomis sporto šakomis, ir kad vaikai iš tikrųjų gautų įgūdžius gimnastikos sporte, lengvosios atletikos. Tikriausiai Gediminas Budnikas su manim sutiks, kad jo laikų krepšininkai mokėjo žaisti ir futbolą, ir šliuosti slidėmis, ir su pačiūžomis. Pačiūžas buvo įvaldę. Šių laikų krepšininkai, kiek pasakoja, nei futbolo gali žaisti, nei prisitraukimų nepadaro, nei atsispaudimų. Tai iš tikrųjų ir Vytautas Vasilenka yra teisus, bet pradėkime nuo to, ką pasiūlė Gintarė Skaistė, suremontuokime krepšinio aikšteles, populiarinkime mūsų populiariausią sporto šaką, na ir prieisime prie kitų sporto šakų. Tai prašau, Stanislavas Buškevičius. Labadiena, mes dabar kalbame apie Dainų slėnį, bet jūs valdote ir Vytauto parką, neseniai buvo laikinoje sostinėje straipsnis apie tai, koks jis yra apleistas, sakykite, dėl atrakcionų, dėl karuselių. Jūs turit kokių minčių? Tai gal bandykime vieną sutvarkyti klausimą, kuris opus daug metų. Ir esam gal visą laiką kaltinami, kad kažko nenorim, radom bendrą sprendimą, darykim šitą žingsnį ir žiūrėsim sekantį. Tai Stanislavas Buškevičius, prašau. Kadangi, kaip Rimantas Mikaitis sakė, aš inicijavau šį projektą, tas buvo dar praėjusioje kadencijoje. Iš tikrųjų, mes visi esam suinteresuoti, kad tenais būtų stadionas, lengvosios atletikos maniežas, išliktų statiniai, jie būtų renovuoti, atnaujinti. Ir todėl mes turime sudėti visus saugiklius. Jeigu reikia, galima atidėti šitą sprendimo projektą, tam, kad sudėliot visus, kaip jau minėjau, saugiklius, kad nebūtų pakeista paskirtis, kad iš tikrųjų ten būtų sporto objektai, o tikrai neatsirastų visai kiti statiniai, arba tie žmonės, mes irgi žinom tos žmonės, kurie norėtų dalį tos žemės pasisavinti. Aš už tai, kad mes nerizikuotume šio sprendimo projektų, o priimtume jį tokį, kad galėtume būti ramus, o jeigu švietimo ir mokslo ministerija jį su savo valstybės lėšomis sutvarkys ir mums nereikės dėti lėšų, kurių trūksta kitoms sporto programoms, tai tikrai bus visai gerai. Pasisakyti ir diskutuoti. Stanislavas Buškevičius. Labadiena. Na, iš tikrųjų, bobučių tai nelieskite, tai yra kultūros paveldas. Na, o jeigu rimtai, tai tikrai džiugu buvo ypač išgirsti jaunimo nuomonę, tai tiesiog atvirai pasakysiu, stebina, jeigu toks jaunimas su tokiu požiūriu, tai iš tikrųjų Lietuva turi ateitį. Ir jaunimui, aišku, patarčiau ne tik tai naktimis nevaikščioti į tos vadinamus pseudo barus ar pas bobutės, bet iš viso negerti, apskritai negerti. Ar galite pakomentuoti? Na, tokia organizacija yra kaip ir kitos visuomeninės organizacijos. Jie prašo suteikti lengvatas dėl pasaulio čempionato pravedimo ir čia, aišku, tarybos apsisprendimas. Prašau, Stanislavas Buškevičius. Na, aš norėčiau pasakyti Rimantui, tikrai aš
neatsisakau savo principų, nes kadangi vis tiek Kauno miesto taryba turės tvirtinti pavadinimą, kaip prisimenate, ir su Arena buvo, ir mes tada suteikime Žalgirio pavadinimą, ir aš visada būsiu prieš, jeigu pavadinimas bus nelietuviškas. Na, pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad gerbiama Palevičienė turėtų žinoti, kad Konstitucinio teismo nutarimas yra galiojantis visoje Lietuvoje ir jis turi pirmenybę. Konstitucija yra vientisas aktas ir tiesiogiai veikiantis. Todėl priimant bet kokį sprendimą dėl lošimo įstaigos veiklos turi būti atsižvelgiama ne tik tai į azartinių lošimų įstatymą, bet ir į kitus 4 įstatymus, kuriuos Konstitucinis teismas savo nutarime paminėjo. Deja, nei mūsų juridinis, mūsų teisės departamentas, nei gerbiama Palevičienė, nei vyriausybės atstovas to dalyko nepastebėjo, o gal ir nenorėjo pastebėti, ar nelabai skaito Konstitucijos. Ir aš manau, kad į tai tarybos nariai balsuodami turėtų atsižvelgti. Na ir iš moralinio taško žvelgiant, azartiniai lošimai tai yra visiems žinomas blogis.